Kaip Jūs vertinat būtent Telšių rajono jaunimo pilietinę brandą? Aš kaip ir minėjau, iš tiesų, tai yra, jeigu šito klausimu galėtumėm kalbėti gan ilgai ir plačiai, nes tai yra galbūt tam skirtingi sektoriai, bet šiaip jaunimas, kas liečia Telšių, yra iniciatyvus, turintis minčių, turintis idėjų ir siekių, tik tai jo užimtumo laisvalaikio ir aš manau, tai yra laiko klausimas, nes prasideda 14-20 metų ES sanglaudos struktūros parama, kad po pamokinio, po tam tikros veiklos laisvalaikio, kad būtų susibūrimo vietos, kad būtų aikštynai padaryti pagal jų norą, pagal jų poreikį. Ir manau, kad tiek rajonų politikam jaunimas turėtų išgeneruoti siūlymus, pasiūlymus, ką norėtų matyti, kokia būtų ta užimtumo programa, popamokinė, vakarinė, kuri būtų saugioj aplinkoj, kur tėvai tikrai galėtų ramiai būti vakare namuose, žinodami, kad jų vaikai iš tiesų yra saugus, užsiima savo pamėgtais pomėgiais. Kaip Jūsų manymu, jūsų nuomonė, reikėtų pritraukti daugiau jaunimo į pačią tą savivaldą? Kaip Jūs paskatinti ten dalyvauti? Tai aš kaip ir minėjau, kad vis dėlto turėtume mes ne žodžiais, o realiniais darbais jaunimui pasitikėti ir šiandien randant koordinacinėse tarybose, kitose kažkokiose veiklose, galbūt ir visuomeninėse, ne tik tai biudžetiniai įstaigoje, nuimti tuos apribojimus, kurie yra ne tik tai, kad įstatymų galbūt kažkiek sureglamentuoti, bet ir vietiniam taisyklėm ir pasitelkti ir duoti pasitikėjimą vienu ar kitu klausimu, kad jie galėtų tą idėją patys savaeigiai įspręsti, nes kad ir viena vieta sutelkta kažkokiu klausimu ir pasiekus rezultatą, tai iš tiesų duoda didelį rezultatą aplinkoje, virtualinėje aplinkoje. Todėl, kad jūs esat labai mobilus, labai bendraujantis, operatyviai bendraujantis, ne tik tai internetinėse erdvėse, bet ir tiesioginėje erdvėje, išorinėje erdvėje. Ir kad toj vietoj savivaldybė turi duoti visas jėgas, tiek rajono taryba, tiek administracija, toj koordinacinėje jaunimo taryboje, kurie yra ne tik tai, kad būtų užprotokoluota minčių ir idėjų, bet kad jos būtų realizuojamas. Bet pati didžiausia problema, kaip ir minėjau, šiandien mūsų valstybėje, su valstybės tarnybos įstatymu, aišku, tai yra sudėtinis, kas liečia biudžetinių, bet įnešama 3 metų, 2 patirties ir taip toliau. Kaip studentui baigus universitetą gauti tą patirtį, kaip jam integruotis, kaip jam ateiti, jeigu jis nori dalyvauti viešam administravime, kituose segmentuose, politikos kelyje neturim. Tai šitoj vietoje mes patys turime savo pasakyti, ar mes pasitikime ar ne. Tai čia yra kiekvieno, manau, žmogaus, kiekvieno asmens matymas, suvokimas ir supratimas. Kiek jo yra pačioje administracijoje? Jo, administracijoje truputėlį situacija ir kitokia. Administracijoje nuo 20 iki 25 metų turim tik tai 2, bet nuo 25 metų iki 30 metų mes turim jau 19. Jau nesakyčiau nemažai, iš tikrųjų, jeigu praeitumėte, reiškia, padarytumėm tokią dieną, susipažinti su administracijos darbo, tai pamatytumėt, kad iš tikrųjų daugiau žmonių dabar dirba pas mūsų savivaldybėje. Ir aš be gal džiaugiuosi komandą, nes iš tikrųjų tai žmonės, kurie na, labai kompetentingi,
ir žino savo darbą, žino savo sritis ir tai didžiulė pagalba yra savivaldybei. Prašom projektus bet kokioj srity, puikiai valdo, reiškia, kompiuterinė technika ir taip toliau. Tai iš tikrųjų administracijos situacija jau geresnė. Jo, ir nuo 30 iki 35 metų mes turime 31 administracijos darbuotojų. Tai kaip matote, administracijos situacija nėra tokia, gal sakyčiau, kas liečia jaunimo visai nebloga. Ir iš tikrųjų brandus jaunimas, sakyčiau, kuris darbuojasi rajono labui. Jo. O tada tarkim, kokios būtų tos pačios aktualiausios ir pačios tos skaudžiausios mūsų problemos iš jaunimo pusės? Ir kaip jos yra sprendžiamos mūsų rajone? Aišku, yra, pirmiausia, jeigu paimkime nuo politinių, tai yra jaunimo reikalų taryba, kurioje įeina tarybos nariai, visuomeninių organizacijų atstovai. Aišku, tai jie turi siūlyti savo idėjas. Antras dalykas, be galo yra aktyvus mokslo parlamentas, kuris ir pas manęs lankosi. Tai man labai didžiulė paspirtis, kas liečia, kad aš jaučiau pulsą, ko reikėtų patiems jauniems žmonėms, nes tai vienas dalykas, kad jis sako, viena karta, kartos atstovai, kitos kartos atstovai, bet aš visuomet esu linkęs pakalbėti su pačiu jaunimu ir tada susidaryti pilną vaizdą, ko dar reikėtų šitam jaunimui. Aišku, mes trūkstam, jeigu imkim užimtumą, tai galvočiau, kad mes, aišku, trūkstam sporto bazių gerų. Iš tikrųjų, iš vienos pusės labai gerai, kad tos salės užimtų savaitgaliais. Aš pats pravažiuoju to savaitgaliais ir pažiūriu, kokios varžybos vyksta. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra skurdyta bazė sporto yra labai gaila. Ir kitas dalykas, tų sporto sąlygos trūkstam. Tai šitą vietą reikia labai pasitenkinti savivaldybei. Aš labai gerai, kad mes, kaip sakiau, turim baseiną. Tai čia privalumas iš tikrųjų didelis yra, nes per didžiausią krizę mes jį išlaikėm tą baseiną, kitos savivaldybės išleido vandenį ir ko gero po šiai dienai tas baseinas ir neveikia. Tai mes jau iš paskutiniųjų, kiek bekalėdami investavom, kad ten nesugriūtų visiškai. Ir mūsų vizija tokia yra savivaldybės, reiškia, kad ten ateities mokykloje atsirastų kaip ir sporto rekreacijos centras. Dabar ten atsiras jau dirbtinis darbo stadionas, kuris atitiktų standartus, atitiktų treniruotėm normaliom varžybom, bet aišku, tarnaus ir visai pačiai mokyklai, čia jis nebus uždaras, be abejo. Tai va, ir tai kas liečia sportą. Na, aišku, ir kitam tokiam, sakyčiau, laisvalaikiui praleisti truputėlį pas mus trūktų klubų, aš tai galvočiau. Na, aišku, dabar jie atsidaręs vienas ir kiek žinau, ten kol kas tokių problemų, kas liečia nusikalstamumą, lyg tai nėra, nepavyko. Taip, bet adresų nėra. Nėra, tai nuomonė su tam ir tai reiškia teisingai mane informuoja, aš ten nesilankau, bet aš žadu apsilankyti. Man pačiam tikrai įdomu pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir tikrai su dukru mes mūsų planus į tai įtraukta. Bet džiaugiuosi, kad atsirado. Iš tikrųjų, ten kiek man pasakoja, ten yra tikrai normalus klubas ir nėra kažkokio tai ten nusikaltimo atveju. Visko būna, žinai, išėjus iš klubo, tai visuomet visur atsiranda, kur nepaimsim. Bet visur gali atsitiktų nelaimė, bet tikėkime, kad ne. Bet ko gero, kad reikėtų dar tokių gal mažesnių, kad ten galėtų prie natūralių sulčių, kaip yra kitos Europos valstybėse, yra spa centrai, ten jaunimas gali pasportuoti, išgerti natūralių sulčių, spaustų, padiskutuoti, pasikalbėti. Tai mes tą turėtum skatinti taip pat. Bet aš suprastam teisingai, reikia visko jaunimui, visko reikia. Ir reikia ir tos klubus pašėlinti, padūkti, ir reikia ir kitokių klubų, kur galėtų pasportuoti, visko jaunimui reikia. Tai šito vietų mums dar, aišku, reikėtų pasitenkinti, kaip sakau, sporto salių trūkstam. Aišku, labai džiaugiuosi, kad parodė iniciatyvą, reiškia, plaukimo federacija. Ir mes, ko gero, dar taryboje nesvarstėm, bet artimiausiai svarstysim. Ir turėtų atsirasti plavimo būrelis pas mūsų. Ir jiems Maščio ežeras atitinka visus standartus ir turėtų, reiškia, vykti baidarių ir varžybos. Jiems patiko čia mūsų tas visas
ežeris pakrančius išdėstymas ir galim sandėliuotis, gaires mes, reiškia, šitoje akademijoje ten patalpos yra. Tai dar atsirastų viena sporto šaka, kad galėtų jaunimas dar turėtų įsitrauktis į sportą. Tai taip yra, aišku, būtų šiaip tai yra, aišku, jaunimo stovyklų metai vyksta. Aš labai pasidžiaugiau, imkim plačiąją prasme, vyko skautų stovykla. Tai ten toks sustygavimas, toks ten, nesakyčiau, kad ten tokie būtų kareiviška drausmė, bet drausmė tokia, kaip čia, atrodo, kad viskas natūraliai gaunasi, nors negaunasi natūraliai, yra viskas taip sustiguota, bet vyko stovykla, tarptautinė, viskas ir naktį gyvenimas, man atrodo, ten nieks ten nemiegojo, kaip sakant, bet viskas gražiai, mandagiai, jokių incidentų, jokių nieko, yra puikių pavyzdžių turiu. Tai va, tokių stovyklų gal ir daugiau turėtų būti. Kaip tik nesnei prieš jums interviu, mane aplankė ir pirtininkas garsus, kuriame, reiškia, jo ta pirtis yra čia Baltnykų kaime, Angelų malūnas, ko gero, neklyšiu taip. Tai jis labai norėtų, kad taip pat jaunimas įsitrauktų. Ten yra be jokio alkoholio, ten yra, ten iš tikrųjų reikia pabūt, bet aš nenoriu čia užsiimti reklamą, tai aš tik tai perduodu, kad reiškia labai norėtumis, kad ir jaunimas įsitrauktų. Bet čia, tai tokie dalykai labai yra naudingi visiems. Taip kad, aišku, būtų malonu, kad dar, mano toks pamąstymas, toks svajonė, kad būtų daugiau važiuojamų mokyklas su dviračiais negu su taksi. Ja, tai būtų labai šaunu, bet aišku, čia yra gal tradicijų neturim, gal mūsų ir oro sąlygos nėra tokios kaip pietuose, kad mums toliau čia ir valyja, sudėtingai, bet aišku, būtų gerai, kad atsirastų tokia tradicija mokyklas važiuoti su dviračiais. Jau labiau turbūt tradicija. Ko gero, kad taip, nes pas mus ir oro sąlygos, aišku, tai ne visada vis tiek. Ne visada taip tinkamos, tai va. Tai daug ko reikėtų jaunimui be abejo. Viskas ir pinigus, viskam reikia. Reikia ne tik jaunimui, reikia ir kitoms, ir pagyvenusiems žmonėms mes turim puikių pavyzdžių. Vočiai įsisteigę yra ir filialus kaimuose. Jiems irgi taip pat reikia dėmesio, reikia užimtumo taip pat. Turi ieškoti to balanso, kad visiems turi būti tos dėmesys visiems. Pirmas klausimas būtų, kaip Jūs vertinate mokinių savivaldą mokyklose ir už jos ribų, tai turėtume galvoje kaip prezidentūras, tai iš rajono mokinių parlamentą ir kitas savivaldas. Šiaip iš karto jau galiu pasakyti, kad vertinu labai gerai kaip patį reiškinį, kad toks dalykas apskritai egzistuoja mokinių savivalda. O kad jie egzistuoja, tai tikrai mokyklose yra, visose mokyklose yra mokyklų tarybos, į tas mokyklų tarybas įeina ir mokiniai, daugumoje mokyklų yra ir atskiros mokinių organizacijos savivaldos. Vienur yra prezidentūros, kitur šiaip vadinamos mokinių savivalda. Tai, žodžiu, tai yra labai gerai, tai yra pilietiškumo pradžia. Tai yra demokratijos pradžia. Gerai vertinu. Jūs bendraujate su mokyklos savivaldo atstovais ir kokių išvadų padarėte iš to bendravimo? Taip, bendrauju, bet gal ne tiek, kiek abi pusės norėtume, kad tas bendravimas vyktų. Bet mūsų skyriuje dirba žmogus, kuris yra atsakingas už šitos darbus ir panašius, tai yra jaunimo reikalų koordinatorius. Tai jis ir daugiau užsiima su jaunais žmonėmis. Būna labai įdomu susitikti su rajono mokinių parlamento atstovais. Tai čia buvo labai įdomi mainų savaitės pabaiga, renginukas, diskusija, aptarimas toks. Toliau buvo savivaldos dienos paminėjimas, labai įdomus teko. Ir šiaip pavieniai mokiniai ateina ir kartais tikrai užduoda klausimus, į kuriuos tikrai reikia pagalvoti, kaip atsakyti. Ir tai yra labai gerai, kadangi jau iš karto aiškėja, kad mokiniai domisi rimtomis problemomis ir nori jas spręsti kartu.
kad ne vien kažkas. Sveiki, norėtume, kad jūs prisistatytumėte bei pasakytumėte savo veiklos kryptis. Aš esu Zenaida Gitienė, jaunimo reikalų koordinatorė jau dirbu nuo 2005 metų. Sakyčiau, pagal žiūrint bendrą Lietuvos tendenciją jaunimo reikalų koordinatorių, tai jau sakyčiau pakankamai mažas laiko tarpas. Ką aš dar galiu pasakyti, kad kiekviena savivaldybė Lietuvoje, tai yra 60 savivaldybių, turi po jaunimo reikalų koordinatorių. Tai yra valstybės deleguota funkcija jaunimo teisių apsauga. Ką reiškia valstybės deleguota? Tai reiškia, kad valstybė yra skyrusi lėšas išlaikymui, jaunimo reikalų koordinatorius savivaldybėse yra tokia kaip ir funkcija, būtent jaunimo teisių apsaugą vykdantis specialistas, ir ta funkcija yra deleguota. Ne savarankiška savivaldybių kažkokia vykdymo funkcija, yra deleguota. Ką galim pasakyti dar? Ta tema apie koordinatorius. Tai vakar minėjau, kad yra 60 metų, tai labai didelė kaita vyksta per koordinatorių, tai šiais metais, sakykime, kad aš turiu tam tokį pakankamai nemažą stažą įdirbį. Ką dar galiu pasakyti, pagrindinės kokios yra mano veiklos. Kadangi jaunimo politika yra ta horizontalioji visas sritis, švietimą, kultūrą, jeigu tai žiūrint, jos yra vertikalios, visos tos politikos, viešos politikos sritis, kultūra, sveikata, švietimas, jaunimas eina per visas šitas sritis, nes mes suprantam, jaunas žmogus pagal jaunimo politikos pagrindų įstatymą yra nuo 14 iki 29 metų. Tai ir moksleivis yra jaunas žmogus, ir kuriantis šeimą yra jaunas žmogus, ir į darželį vaikus vedantis yra jaunas žmogus. Su sveikatos klausimais susiję irgi jauni žmonės, įsidarbinimas, užimtumas, verslas, būstas. Labai platu. Visa tai yra susijęs su jaunais žmonėmis jaunimu. Taigi, mano pagrindinė funkcija yra padėti būtent savivaldybės tarybai, administracijai įgyvendinti, formuoti jaunimo politiką savivaldybėje. Tai ką aš darau, tai yra įvairių strategijų, priemonių, ruošimas, rengimas, įgyvendinimas susijusių su jaunimo reikalais, jaunimo politika. Toliau yra kitas momentas, tai yra jaunimo reikalų tarybos veiklos organizavimas, darbas, priežiūra, posėdžių protokolų rašymas. Kitas yra, jeigu žiūrint taip jau siauresnės kryptim, tai yra atviras darbas su jaunimu, koordinavimas, administravimas, įvairių dokumentų ruošimas, rengimas reikalingų būtent gyvendinti jaunimo politikai, jaunų žmonių informavimas, konsultavimas, iš tokių svarbesnių, ką aš jau įvardinčiau sričių. Gerosios patirties perimamas iš kitų savivaldybių, žaidimas pas save. Jeigu taip paprastai, tai kai aš sakau, jauni žmonės ateina su savo problemų ir bandom ieškoti sprendimo variantų. Viena kryptis yra, kita kryptis yra jaunimo organizacijos, tai yra skautai, ateitininkai, Vyskupijos jaunimo centras, Raudonasis kryžius, jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos. Tai yra kita kryptis, kur dirbi su tie žmonėmis, kurie dirba su jaunimu. Ir aišku, yra atskirai atviras darbas su jaunimu, tai yra Telšių jaunimo centras, Varnių kultūros ir jaunimo centras, ir būtent mobilus darbas su jaunimu. Tai va tiek būtų tų sričių. Aišku, įvairūs dar projektai įgyvendinami, bet tai, ką aš jau minėjau, tai yra priemonės susijusios su jaunimo politikos reikalais. Aišku, gerai, tada pasakykit, kokią visą gyventojų dalį sudaro jaunimas, bei kiek iš jų yra aktyvus? Iš tikrųjų, kaip dabar mes jau bandėm pasižiūrėti, kiek yra likusi po surašymo gyventojų Telšiuose, Telšių rajone žmonių, tai galima sakyti, kad jaunų žmonių mes turim virš 10 000. Tai yra, kiek čia dalį sudaryti, jeigu kiem 5 yra aplamai gyventojai, tai 10, kiek čia būtų procentų dabar greitai, kas matematiškai. Tai, sakykime, praktiškai proporcingai iki surašymo labai panašiai irgi buvo.
tas pats procentas yra likęs ir dabar lygiai taip pat, bet aš jau kaip ir minėjau, labai sudėtingai yra suskaičiuoti jaunus žmonės, nes ne visos institucijos ir įstaigos skaičiuoja būtent suveda tuos duomenis nuo 14 iki 29 metų. Tai yra, kai kurie metai mes darom kaip prielaidas, gali būti tiek jaunų žmonių. Tai va, tai turim, sakykime, apie 10 000 jaunų žmonių, proporcingai vaikinų merginų lygiai yra ir panašiai yra lygiai tiek pasiskirsimas mieste rajone. Labai yra tolygiai buvo praktiškai paskirsti, nėra kažkur labai stipriai, kad būtų jaunų žmonių, bet labai panašiai yra. O žiūrint pagal aktyvumą dabar, jeigu žiūrint bendrus Lietuvos tendencijas, tai yra nuo bendro Lietuvos jaunimo skaičiaus, tai buvo tik 14% aktyvių jaunų žmonių, tai yra, ką reiškia aktyvus, tai yra dalyvaujantis kažkurioje organizacijų pagal pomėgius veikloj. Kita dalis jaunų žmonių yra niekur nedalyvaujančių, neįsitraukiančių ir jokioj veikloje nedalyvaujančių. Tai manau, kad kažkur labai panašus procentus būtų ir pas mus. Labai panašus tendencija. Tai galėtumėt pateikti konkrečių pavyzdžių, ar jaunimas yra suinteresuotas telšių miesto gerovė? Iš tikrųjų, tai jaunimas, aš labai džiaugiuosi, kada jauni žmonės, nežinau kokiu būdu, jie kartais susiranda kontaktus, tiek mano, tiek savivaldybės, jie ima rašyti elektroninius laiškelius ir klausinėti aktualiais klausimais. Sakykime, domisi jauni žmonės iš tikrųjų ir visa ir miesto gerovė, ir aplinka, kurioje jie gyvena, ir jie yra nebejingi, nes, sakykime, sutvarkyta Maščio ežero pakrantė, labai visi džiaugiasi, bet esant tokiai situacijai, žmonės klausia, o tai kaip dabar su tais šuniukais, kurie savo ekstrementus palieka, nes labai daug jų yra. Jaunimas klausia, ką darom, ką daryti, kokiu būdu gelbėti, kad to nenutiktų. Vadinasi, jauni žmonės nėra abejingi tiem dalykam. Tas pats yra, sakykime, aišku, daugiau galbūt jie orientuoti į savo poreikius, yra laisvalaikio praleidimo galimybės ugdymas ir ties, bet aš labai džiaugiuosi, kad jie taip aktyviai sprendžia tas problemas, sakykime, tas pats atsiradimas būtent rampos pastatymas, tai yra tik jaunų žmonių pačių iniciatyva, kurie tiesiog pabodo laukti pažadėto stadiono, stadione esančio varianto, tai jie tiesiog kreipiasi elektroniniu paštu, rašydami ir klausdami, ką darom, kas bus toliau, kodėl mes neturim dar šito galimybės važinėti su savo BMX-ais ar ten riedlentėm. Ir pradėjom ieškoti galimybių ir iš tikrųjų, labai reikia džiaugtis, kad jie išsisprendė ir ta bent jau viena rampa stovi šiuo atveju ir jie važinėja. Tai čia daug tokių variantų galima atrasti, iš tikrųjų tinklinio aikštelės yra sprendžiamos, konkrečiai jiems patiems jie patys susiduria su problema ir jie ateina su siūlymais. Imkim, darykim taip ir taip, ar mes galim. Iš tikrųjų, ieškom su galimybių, kad tik padėti ir labai džiaugiuosi, kada yra neprimesta ta iniciatyva iš viršaus, o tiesiog patys ateina ir sako, mums reikia, mums labai reikia ir naudojasi tada ir saugo visai kitaip. Tai yra tų gražių momentų, gražių pavyzdžių, aišku, galėtų būti ir daugiau, bet tikrai yra.